Na ką gerbėmėjai, esu jau dabar Bulgarijoje, tai pasileidom va dabar vieną butą, suremontuotas, sutvarkytas butas, taip, virtuvė, čia jau dizainerė mūsų pasidarbavo, šauniai, taip, miegamasis, tualetas, vonia, Bulgarija, nes mes jau nuo 21 metų pradėjome investuoti į Bulgariją. Ir gavosi, kad mūsų nekilnojamas turtas pabrango jau dvigubai, galima sakyti, iki šiandien dienos. Na ir, kaip sakom, prasideda antras etapas, nes viskas, kaip prognozavom, taip ir įvyko, kad Bulgarijoje bus euras ir nuo sausio 1 tikrai Bulgarijoje bus euras. Dėl to prasidės antras etapas. Ir jeigu lyginsim su Kroatija, tai Kroatijai, pavyzdžiui, dabar pirmus 2 metus auga nekilnojamas turtas po 13%, o kas įdomiausia, jau dabar 3 metai ir buvom tikrai nuvykę, tikrai kainos restoranuose visur tikrai smarkiai pakilo, labai džiaugiamės dėl to, nes ir nekilnojamas turtas pakilo. Tai Kroatijai 3 metais vien tik per pusmetį jau buvo 13%, tai įsivaizduokit, jau beveik, 40%, o dar jeigu tikrai šitą pusmetį dar kažkiek pabrangs, pavyzdžiui, bent 10%. Tai įsivaizduokit, per 3 metus, kai įveda eurą, nekilnojamas turtas pašoka netgi 50%. Tai prie ko vedu, kad tikrai turi dar puikią galimybę, pavyzdžiui, investuoti į Bulgariją, nes čia tikrai nekilnojamas turtas smarkiai neišbrango, galiu sakyti, dabar turiu omeny, kad dar prieš tą euro įvedimą, nes tikrai labai daug Rusijos piliečių pardavinėja nekilnojamą turtą, juos čia truputį išstumia, ateina čia daugiau ukrainiečiai. Na ir prašau, galite skaitykit jau tikrai nuo kokių 70 000 su baldai, su viskuo, geram kompleksai įsigyti nekilnojamą turtą. Turiu omeny antriniai rinkoje, nenaujas, jis bus apie 10 metų. Nauji grinai kompleksai, sakykime, kurie ir parodysiu greitų metų, vėl atsirado, tai jie kažkur eina nuo 70 000 be baldų. Jeigu su baldai žiūrėsime, lietuvių namuose, pavyzdžiui, kur mes turim vienam projektą, tai dabar žmonės pardavinėja už 85 000 eurų. Taip? Tai vienu žodžiu, galimybės yra, galbūt žiūrėkite, tik tai dėl kreditų irgi nežinau, kiek žmonių tvarkėsi kreditus. Lietuvoje tikrai yra bankai ir kredito unijos, kurios tikrai duoda kreditus, pavyzdžiui, įsigyti užsienį nekilnojamą turtą. Tai jeigu turit klausimą, reikės pagalbos su kreditais, prašau, drąsiai kreipkitės. Mes būnam ir čia, ir Bulgarijoje, ir dabar Batumį jau, tai mielai laukiam jūsų.